Šašlykas ant kobo. Atšilo oras, pakilo noras kept šašlyką gamtoj. Šiandien esame prie mažo tvenkinuko ir parodysiu, kaip su kobu iškepti šašlyką. Pamoka numeris 1. Pavasaris. Šašlykui pagrindinis dalykas – karščio, tai reiškia reikia daugiau anglių ir geri degtukai. Įkuriam. Šiandien kobas bus šašlykinė. Įsikrus anglis, per tą laiką susiversim šašlykus ir ant žiedo sudėsim iešmus ir kepsime šašlyką. Įdegtukai sudegė, pati pradžia, bet pastebėkit, neliko dūmo. Ką reiškia riešuto kevalo briketai, dar lengvas dūmelis, didelė kaitra ir degs 3 valandas. Kobas įšilo, pasiruošim šašlykėlį. Kaip perki šašlyką parduotuvėje, gali rasti visokių iššūkių. Su marinatu, sausai marinuoti, dideli gabalai, maži gabalai, stori gabalai, riebus gabalai. Aš įsivaizduoju, nėra kamaučių, guliašą galbūt. Anglis įsiteikia puikiai. Dūmo jokio. Bus dūmas šašlyko tikras, kaip malkos. Bet dabar jokio dūmo. Angliai švarus. Dedama žiedą. Kobo vidus veikia kaip deflektorius. 15 angliukų. Ir neskubėdami, nes kepimas yra ceremonija, dedam mūsų šašlyką. Va, žiūrėkit. Puikus vaizdas. Reikia pažiūrėti, kaip mūsų šašlykas kepa. Bandam apversti. Kuras yra labai svarbu, nes varvant riebalais nuo briketų riešuto nėra jokių liepsnelių. Tai reiškia, kad jos niekad nebėgs šašlykas, karščio daug, o kokybė puikiai anglių. Šašlykas baigia kepti. Uždėsim kadagio šakelę su uogom, tiesiog skonio pagerinimu, kad tiktų prie nealkoholinių gėrimų. Kaip šneka kadagys. Mūsų puikus šašlykas kaip ir baigia iškepti. Turbūt pagrindinės funkcijos, kad iškeptų, tai reikia tiesiog ugnies ir karščio pradžiai geros mėsos ir kopkepsninės. Ir bus ne kiek neblogiau negu šašlykinė, nes kopkepsninė dirba kaip tikra šašlykinė. Va, galit patys pasižiūrėti. Ir ant mažo kobo 2 kg šašlykų. Net taip jau mažai kompanijai. O jeigu kompanija gera, galima ceremoniją ir pakartoti ir 2 kartus iškepti. Tai prasme, į gamtą užtenka 1 kobo ir 10 žmonių kompanija. Va, čia kiti puodai netelpa šašlyką. Bus patenkinta. Kepk.